Na tai kągi, sveikigi. Su jumis aš jūsų mieliausias youtuberis Medutis. Ir šiandien toks neypatingas, neišskirtinis video bus. O bus kas? Tai jūs kaip matėt, vlogai buvo, o ne? Turkijos. Tai žodžiu jums norėjau pasakyti. Trumpai papasakot apie viešbutį. Ar patiko, ar nepatiko. Tai noriu apibendrinti ir papasakot žmonėm. Jums, kas matėt. Tai vat, galiu papasakot. Tai žodžiu, jei pradedant nuo kokio... Žodžiu, pradedam nuo, pavyzdžiui, nu ką papasakot, kaip aš nuskridau, tai jūs matėt viską. Ten nėra ką pasakot, tiesiog, kad nuvažiavau į Vilniaus oro uostą iš namų. Viską bilietus, viską praėjau. Atsisėdau, nuskridau. 3 valandas skridau, skrydžių buvo. Ekraniukai buvo šitam lėktuve pačiam. Freebird Airlines, tokia yra oro linija. Toliau, tai vat, išvėliau iš oro uosto Antalijos, pajudėjom į viešbutį. Nu, atvažiavau į viešbutį. Ir man jau nuo tos dienos tada pradėjo įspūdį skelt. Pati registratūra labai graži. Čia kažkur galva bus kažkoks va video, kaip registratūra viskas atrodo ir kaip va viskas. Tai vat galėsit pažiūrėti. Nu ir visai nieko man patiko, vis šiaip viešbutis. Kas man labiausiai patiko, noriu pasakyti 3 dalykus. Tai jo, 3 dalykai patiko. Maistas labai skanus. Aplinka labai gera. Ir Starbuckso kavinė buvo. Jau jūs suprantat, apie ką šneku. Apie gėrimus viską. Ką pagrindinė aš valgiau? Tai valgiau daržovės, picas, kalmarų žiedus, toliau suši, man atrodo, paragavęs, jei gerai prisimenu. Kotletukų jautienos, vištienos, kiniškų makaronų. Buvo šitą. Tai va tokie va dalykai. Starbucksą tai jo geriau. Tai vat. Buvau prie jūros, buvau turgui. Tai va tiek, sakyčiau. Pailsėjau visais ilsės, tai mes ten gal 8 dienas buvo, man atrodo. Jei gerai prisimenu, jo kažkas tokio. Tai vat. Porą savaičių, man atrodo, praėjo nuo Turkijos, jei neklystu. Video būtinai pakomentuokit po visais video. Ar patinka, ar nepatinka. Man visiškai vienodai, bet svarbu, kad yra nuomonė. Tada paspauskit laiką. Laiką paspauskit. Ir prenumeruot tą mygtuką, kurį matote čia. Va kažkur va čia va. Va čia arba čia bus. A few moments later. Kam nesunku, nes siekiam 1000 subscriberių. O tada jau pamatysit, kas bus jame. Tai vat. Tai dar apie Turkiją. Šiek tiek. Tai vat, buvom jūrų per jūrų, o mes kriauklių prisivei. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau Medutis. Jeigu patiko video, dar kartą sakau, paspauskite laiką, tai parodydami, kad patinka. Parašykite komentarą. Ir dar čia paprenumeruokit, kur matysit, arba čia.